across the pond.
va, išskalbė. Einam, užsisakinėjam dabar mes džiovyklę. Kuri čia džiovyklė? 167. Ne. 3,50. Renkuosi šitą. Mokėti. Nu va. Mano džiovyklė. O, koks kvapas. Koks kvapas. Triusikai. Kas čia, ble? Šūdas kažkoks. Nu, lygtais viskas. Paliekam skalbyklę. Dedam džiovint. Nu, viskas džiovina. Gerai. Davai, chebra. Valio, blemba, galvau, sugedo mašina. Aš tiek tų priemonių pripyliau, žinai. Galvau, sugedo mašina, jopšik mat, ką daryt. Aš 13-15 kilometrų važiavau priemonės, žinai, ir galvoju, blet, ką daryt. Pasirodo, atidariau, uždariau ir dabar veikia, žinai. Dabar, žinai, veikia. Ačiū Dievui, kad suveikė, nes blemba 15 kilometrų važiau tas priemonės. Karočią, dafiga laiko važiau tas priemonės. Ačiū Dievui, kad suveikė, galvoju, jau nebeveiks. Ir ką galiu pasakyti? Antradienį buvau užgavėnės, žinai. Nu ir super, aš tiesą turėjau valyti laiptinės, galvau 2 laiptinės valysiu. Bet pirmadienį paskambino lankytojai ir sako, ar nepamiršai, sako. Ir pirmadienį paskambino, sako, antradienį užgavėnės. Tai aš galvojau, blemba, plaut 2 laiptinės antradienį. Nu, paskutinės laiptinės galvojau plaut. Bet pasižiūrėjau laiką, bet 20:11 galvojau užgavėnės. Tai šitą greit pabaigiau tą 1 laiptinę ir važiavau į užgavėnės, žinai. Važiavau užgavėnius švęst. O kokie skanus blynai. Ta, kuri man paskambino, lankytoja padarė blynų ir viena socialinė darbuotoja.
Bet kokie skanūs jos blynai. Ir dar su šokoladiniu sirupu. O jėtus, kaip skanu. Tikrai džiaugiuosi, kad neploviau antradienį paskutinės laiptinės, nes labai sočiai pavalgiau, labai skanu buvo. Ir faktiškai tik tai dėl blynų vertėjo neplauti tos laiptinės, žinai. Vieną laiptinę išploviau, antrą paskutinį išploviau vakar po paskaitų. Tai va, jau lankau universitete paskaitas, matematiką su biochemikais. Lankau universitete paskaitas su biochemikais. Tai va, viskas atrodo, tai va. Bet galiu pasakyti, matematiko aš nieko nesuprantu. Matematiko kol kas nieko nesuprantu. Nors mokiausi universitete vieną kursą matematikos, bet, Vilniaus universitete šiek tiek kitaip, ten mažiau aiškinimo, daugiau savarankiško darbo. Ateini faktiškai prie lentos jau spręst uždavinį, kaip spręst niekas neparodo. Ir aišku, dar yra toksai liūdesys, kad integralinis skaičiavimas pasibaigė. Dabar, tarkim, yra uždavinys apie kūgį, sumažėjo jo aukštinė, sumažėjo spindulys, tai apskaičiuokite apytiksliai, kiek pasikeitė kūgio tūris. Tai ten reikia taikyti dalinę išvestinę. Tai dalinė išvestinė yra spindulio dydis, pagal spindulio dydį ir dalinė išvestinė pagal aukštinės dydį. Yra formulė ir, tarkim, yra formulė, ar ne, kaip apskaičiuojamas kūgio tūris su aukštinė, spinduliu ir turi parašyti tai išraiškai dalinės išvestinės, kad turi paversti tą išraišką dalinės išvestinės funkciją. Tai va, ką galiu pasakyti, kad matematiką mokausi, matematika man sekasi labai sunkiai. Nieko nesuprantu, džiaugiuosi, kad dar prie lentos nekviečia. Matematika tai man tikrai labai sunkiai sekasi. Ką aš dar veikiu, valau laiptinės, lankau matematiką, einu į chorą sekmadieniais ir pirmadienį dar lankau vokalo pamoką. Tai ką aš darau? Sekmadienį choras, pirmadienį 3 akademinės valandos seminaras, paskaitos, tada 2 laisvas valandas turiu išplaunu laiptinę, po laiptinės į vokalą. Po laiptinės vėlypą, Tai va, 3 akademinės valandų seminaras iš ryto nuo 9, tada 2 valandas turiu laisvas, išplaunu 1 laiptinę, Jogailos 12, tada vėl grįžtu į paskaitas, 45 minutės, 1 akademinė valanda. Ir tada po to važiuoju į vokalo pamoką Bernardinuose. Tai taip gaunasi, kad aš pirmadieniais visą dieną esu centre. Visą dieną pirmadienį esu centre. Tai 3 akademinės valandos seminaras. Per 2 valandas turiu suspėti išplauti laiptinę, nueiti ir išplauti laiptinę. Tada 45 minutės matematikos pratybos. Ir po matematikos tada 45 ar valanda vokalo pamoka. 45 minutės arba pamoka. Jeigu mes ateinam dviese su kolegė, tai tada būna 45, tada būna valanda, jeigu su kolegė. Jeigu vienas 45 minutės ir mokėti reikia 15 eurų, jeigu dviese, tai tada valanda ir po 10 eurų. Tai va, aš pirmadieniais lankau matematiką 2 kartus, plaunu laiptinę, einu į vokalą, antradienį laiptinės, bet sakau, kokie gerai, kad aš antradienį neploviau paskutinės laiptinės, nes tokie skanūs blynai, Giedroj tokia didelė šventė buvo, taip skaniai pavalgiau, taip viskas faina buvo, o jėtus, kaip gerai, kad aš antradienį neploviau paskutinės laiptinės. Taip skaniai pavalgiau ir be to užgavėnės 1 kartą per metus, supranti? Užgavėnės tai 1 kartą per metus ir tikrai vertėjo neišplautos paskutinės laiptinės. Aiva, ir dar ką norėjau pasakyti, Giedroj prasideda keramika. 2 kartus per savaitę vyks keramika, ten dėl 2 karto neaišku, bet antradieniais Giedroj prasideda keramika. Mano bičiulio sugyventinė
galvoja vesti keramikas, sakau, man su moliu visiškai nesiseka, sakau, aš nieko nemoku, sako, išmoksi, sako, aš net vaikus išmokau, sako, tu viską išmoksi. Tai va, ten tokia darbuotoja, bet kuom jinai geresnė negu tasai Janas, kuom jinai yra geresnė? Jinai geresnė tuom, kad jinai daugiau aiškina, daugiau sėdi, daugiau pamoko. Jinai yra labiau bendraujanti ta būsima keramikos vadovė. Aišku, jinai dirbs už dyką, jei niekas pinigų nemokės, jinai dirbs visiškai savanoriškai, bet jinai labai tokia bendraujanti, labai tokia šilta, labai tokia rūpestinga. Tai aš manau, kad bet aš antradienį plaunu 2 laiptinės, aišku, kažkur nuo 8:30 iki 11:30, tai nežinau. Pasižiūrėsiu šiaip, jeigu aš pirmadienį suspėsiu išplauti laiptinę, tai antradienį spėčiau į Giedrą po kitų 2 laiptinių. Jeigu aš pirmadienį suspėsiu išplauti laiptinę bent vieną, tai tada antradienį truputį jau nereikės, ne 3 laiptinės, reikės plauti 2 laiptinės. Arba galiu trečiadienį plauti paskutinę laiptinę. Bet sakau, man pirmadienį 2 kartus paskaitos, vokalo pamoka, dar bandau tarp paskaitų išplauti laiptinę, antradienį laiptinės, keramika, o trečiadienį vėl 2 akademinės valandos pratybų ir tada ketvirtadienį, penktadienį, kaip ir laisvas, nebent reikėtų plauti bendrabutį. Tai va tiek.